iš karto. Nu, tai Lietuvos bankas yra pas mus galinga institucija tokia, kur dirba 666 žmonės ir mokesčių mokėtojams kainuoja apie 44 milijonus į metus vien išlaikyti visą šitą govedą. Dabar labai rūpinasi, kas atsitiks žmonėm ir jų finansams atėjus tai garsiai dienai X, jeigu tokia ateis. Tai yra bandoma paspausti tuos privačius bankus, pas mus visi bankai privatus, valstybinio neturim, kad, nu, jeigu dings internetas, ar bus mobilizacija, ar prasidės kažkoks tai kipšas, kažkaip žmonės labai dabar jau pripratę, taip, aš čia man grinų nereikia, aš čia su laikrodžiu atėjau, su telefonu atėjau, atsiskaičiau ir čia viskas paprasta. Bet jeigu nebus interneto, kaip jūs galvojate atsiskaityti su savo tais visais išmaniaisiais įrenginiais? Tai vat Lietuvos bankas tipo pareiškė susirūpinimą, kad turėtų tie bankai tam tikrą pinigų sumą ir dingus elektrai, būnant to offline bankomatai, kažkaip tai žmonės turi turėti galimybę atsiskaityti už būtiniausius produktus, už maistą, vaistus, kūrą ir kitus. Bet kaip ir visa kita yra tik tai daug kalbų, nieko konkretaus. Tai klausiu man, tai kiek bus galima? Nu, tai čia nieko, čia žiūrėsim, svarstysim, galvosim, o jei rytoj ta diena X. Tai vat žmonės kažkaip tai visose šalyse, Šveicarijoje ir Lenkijoje ir kitose jau netgi yra įrašoma į konstituciją, kad gryni pinigai, tai yra pagrindinis laisvės įrankis šitam kapitalistiniam pasaulyje. Todėl būtina tai garantuoti, bet pas mus kažkaip žmonės visiškai ramiai tai žiūri. Tai va dabar vyksta ir tas referendumo iniciatyva, renka parašus, bet, nu, ką ten girdėjot kas nors apie tai, kažką šnekėtų, ar dalintųsi, yra maža grupelė žmonių, kurie to rūpinasi, bet tai yra, angliškai sakant, gybląją dėlą, nes, nu, tas pasyvumas žmonių tai tikrai stebina ir tas nenoras pakovoti dėl savo, nu, išgyvenimo. Čia išgyvenimo klausimas, jeigu net neprieisi prie savo banko lėšų, tai visi galvo, turiu bankę 100 štukų, tai apsirūpinęs. Tai ne jūsų pinigai, tai banko pinigai, jie darys su tais pinigais, ką jie nori. Tai pradžiai tiek, nežinau, kaip papildykit kažką. Aš tai tik tai gal, prašau, Vytautai. Gerai, tas grynas pinigas apskritai, jisai turi tokią, ir saugumo funkciją. Žmogus, jaučiasi geriau, turėdamas tą gryną pinigėlį kažkiek prie savęs. Ir tas toksai visa ta visuotinės skaitmenizacija, tiem jaunolėliam gal ir yra pagrįsta, bet tam vyresniam žmogui, jisai tokia yra šiek tiek gniuždanti. Ir kažkodėl mes vis tai X dienai ruošiamės, čia nebūtinai X dienai, nes faktas, kad labai jau ne pagal pajamas, ne pagal realų uždarbį gyvena, ypatingai Lietuvos, tas betodairiškas skolinimasis, jis gali tikrai privesti prie krizės didelės, vėl tokio žiauraus infliacijos šuolio. Jeigu skaitėt Algimantą Rustėj, kad net BlackRockas garsusis neleidžia jau tiek parduoti akcijų, kiek žmogus norėtų, yra apribota. Tai reiškia, ta krizė gali būti, kad žmogui ant slenksčio. Čia nebūtinai, kad mus kažkas staiga užpultų. Čia tiesiog gali įvykti kažkokia krizelė ir tas grynas pinigas, jis bet kuriuo atveju yra grynas pinigas. Žmonės ten ne veltui po pagalvę laiko ar ten po parketų kažkur tai įsisiuvę. Ir toks, keista tokia pozicija, aš kažkada pasiginčiau su kažkokia moteriškė, bet tokia tipinė tokia labai teisinga ir jinai vakcinuota ir Free Protasevich ir aš einu į darbą dėl tavęs, tu neik į darbą dėl manęs, žodžiu, tokia. Tai jie kažkaip atrodo specialiai, kažką suranda tokio, kas labiausiai žmogų nervuoja ir baisiai už tai baleina, angliškai kalbant. Tai aš tai tik tai visą laiką buvau už gryną pinigą, man ten ta elektronizacija, tai kažkokia aš prie jos niekada nepriprasiu. Taip, grynas pinigas, atsiprašau, Robertai, grynas pinigas, jisai
leidžiasi visai kitaip. Tu gryną pinigą, kai leidi, tu matai realiai, kad pinigai iš tavęs išeina. Tai yra žmogui psichologiškai sunkiau atsisveikinti. Kai tu moki už kažką, tu gerai pagalvoji, o gal tikrai ar reikia, ar nereikia, brangu čia, nebrangu. Atsiskaitinėjimas kortelė, nu čia ne mano sugalvota, aš kažkur paskaičiau, sako, atsiskaitinėjimas kortelė tu nematai tiesiog, tu pridedi tą kortelę ar telefoną pridėjai, aš kaip kažkada pajuokavau irgi, pajuokavau atsiskaitimo vietoj, sakau, aš čia per televizorių mačiau, kad taip galima atsiskaityti, žinai, ten pridėjau telefoną, pardavėja gal nelabai to mano juoko suprato, žinai. Bet iš tikrųjų tas atsiskaitimas tokiu būdu jisai yra žymiai lengvesnis, paprastesnis. Ir žmogus daryti yra tyrimai, statistika, kad jisai daugiau išleidžia pinigų atsiskaitydamas tokiu būdu, negu kad atsiskaitydamas grinaisiais. O tai, ką Viktorai sakei, kad pinigai esantys sąskaitoj nėra nuosavybė to žmogaus, kuris galvoja, kad jis tuos pinigus turi, tai yra ne jokia sąmokslo teorija, tai yra aukščiausiojo teismo nutartys, kuriomis yra išaiškinta, kad nuo to momento, kai piniginės lėšos patenka į kredito įstaigos, ar kitaip tariant banko, sakykime, paprasčiau sąskaitą, žmogus neturi nuosavybės teisės į tuos pinigus, jisai turi reikalavimo teisę į tuos pinigus. Tai yra, turi teisę pareikalauti, kad bankas jam išmokėtų tuos pinigus, bet jis neturi nuosavybės teisės į tuos pinigus, kurie yra kredito įstaigos sąskaitoj. Tai čia esu aš kažkurioje laidoje apie tai kalbėjęs, gal mes sakysim, kad tai čia nieko tokio, taigi čia tas pats praktiškai, bet taip, kai pagalvoji, tai psichologiškai žmogui vis tiek taip turėtų būti ne visai smagu žinoti, kad tie pinigai nėra tavo nuosavybė. Tu tik tai turi reikalavimo teisę į pinigus, tai yra pareikalauti, kad bankas juos išmokėtų tau. Bet mano žentas yra žiaurus. Bet teisingas, tai pabaig, bet teisingas. Teisingas, bet tu vis laik kažkaip žentas eina tokia visuomenės dirginimo kryptimi. Uošvis eina raminimo. O žentas dirginimo. Tai reikėtų pasikeisti. Jan, viskas gerai. Taip, ugnis ir ledas, ugnis ir ledas. Diena ugnis ir ledas. Robertas kažką norėjo pasakyti. Apie BlackRock'ą norėjau pasakyti, jie žmonės ten ir kas bededa tos pinigus, jie pasirašo sutartis, ten net 5 ar 10 metų išlaikė, tu vis tiek negali visų iškart išsiimti. Tai yra sutartis, kad tu gali 5% išsiimti per ketvirtį ar ten panašiai. Ta prasme, tai nėra taip, kad jis, neduosiu dabar. Jie į priekį numatė šitą dalyką. Tai aišku buvo tas dalykas, kad ten nemažas kiekis norėjo išsiimti ir tada kilo tas skandalas. Bet čia toks taip, yra priboja. Šiek tiek dirbtinas skandalas, nes, aišku, kažką rodo, kažkokius ženklus, kad kažkas nori išsiiminėti, bet čia nieko kažkokio labai keisto dalyko, kad oi dabar neduosim, nes blogai, netokia situacija. Yra sutartis ir jie sako, net 10 metų išlaikyk, turėk, vis tiek tu negalėsi visų iš karto išsiimti. Ten eidamas... Bet žiūrėkit, tai vis tiek, jeigu paimsim tą visą pasaulio finansų sistemą, tai yra didžiulė Ponzi schema. Visais laikais tai buvo. Nes yra rezervinių bankų sistema, kad bankas privalo laikyti tik 10% pinigų, kiek išduoda paskolų. Taip kad jeigu ateitų dabar 1% Lietuvos žmonių ir sakytų, mes norim atsimti savo pinigus, sugriūtų visa bankų sistema. Nes nėra tiek net kešo bankose ir Lietuvoje aplamai. Tai toksai pirmas dalykas. Bet pažiūrėkim kitas, kaip atrodo visos bankų būstinės, kad pritraukti visus dangoraižiai tenai, iš svetimų surinktų pinigų tokie dalykai statomi. Tai visą laiką yra paima į bendrą katilą iš daugelio ir nereikia daug atidavinėti, visą laiką tik po biškį atiduoda. Ir ten viskas sverda. Taip, yra investuojama kažkiek, tai visą tai suprantam. Bet kuri sistema, bet kokia finansinė sistema, jinai niekada neturi pinigų, kad padengti visiems. Tai visą laiką yra toks, kaip tos vadinamas muzikinės kėdės, kai yra kėdžių mažiau negu žmonių ir groja muzika ir sustoja muzika ir visi bando atsisėsti, bet ne visiems kėdžių užtenka, taip pat yra su pinigais. Tai kad tą reikia suprasti ir ypač, pažiūrėkit, kai susikūrė mūsų šita
antroji respublika ir atsimėm, kiek buvo visokių sekundžių bankų ir ten visokių investicinių bankų ir fondų, kurie, kai tik buvo krizė ir paskui visi, kas spėjo, kiek išsivežė, o kiti liko be nieko. Tai šitie bankai su tais dangoraižiais, visais svedai, jie nieko nesiskiria. O tai pasidarytų hiperinfliacija, o dabar matom, kas vyksta su kuro kainom ir kaip viskas šokinėja. Tai čia nuo hiperinfliacijos neapdraustas niekas, taip kad reikia rūpintis savo ateitim ir žiūrėti, kaip čia kur ką pasidėti, kiek metalais, kiek grinais, kiek maistu, kiek kuru, kiek šoviniais. Tai žmonės būkite išmintingi. Oho, tai jeigu tu būtum dar kalbėjęs, kas kalašnikovais, kiek šoviniais. Cigaretėm, konservais, kruopom. Tai vanduo tas pats paprastas, šnapsas. Taigi degtinė buvo pagrindinė valiuta, kai Tarybų sąjunga sugriuvo Rusijai, ten 90-ųjų vidury, tai šnapsas buvo valiuta, nes niekas nenorėjo rublių, kurie devalvavosi kiekvieną dieną. Tai va. Šiais laikais turbūt vakcinos jau būtų valiuta, žinai. Tos išpiltos, iš kanalizacijos susemtos. Tam tikram aš kažkaip galvoju, kad mes šnekėsime, koks yra blogas Trumpas, bet kad jau paėjo kalba apie bankus, tai noriu pasakyti, kad apskritai aš tai joks nespecialistas, bet man pati ta koncepcija yra ta kažkokia parazitinė. Jie nieko nesukuria. Jie tik tai paima ir išdalina ir viskas. Ir taip pat likimas susisuko, aš pažįstu keletą bankė dirbančių žmonių, tai kaip jie ten prie stalo sėdėdami ima pasakot, ką jie veikia, kokių darbo diena, tai kaip sako, suvalkit nors duokį, snukį, ateina, pageria kavutę, vyksta kažkoks pokalbis, kur ten nieks niekam neįdomu, paskui vėl kažkur tai pasėdi, eina pietų pertrauką, po to eina į teniso kortus banko išpirktus, ar kažkokį tai spa, ir tokios ištisos dienos, ir iš tikrųjų tai dirba Lietuvoje tie bankai. Tokie yra tie bankeliai. Konkrečiai nenori vardinti, nes nenori pakengtiem žmonėm, ten, kurie ten dirba, ten mano draugų labai artimi žmonės, bet iš tikrųjų tai tokia, ir apskritai tų tarpininkų yra daugybė. Tai kaip ir kokios ten ligonių kasos, sodra ar dar kažkas, tai yra tokia tarpininkų jau tiek yra tų biurokratijos. Lietuvoje yra tiek biurokratijos, kad jau jie net yra pametę savo beprasmybės pojūtį. Jiems jau pradeda atrodyti, kad jie iš tikrųjų yra labai svarbus. Iš tikrųjų, kad yra tam tikra kritinė riba biurokratijos, jie ima savo atrodyti reikšmingi ir svarbus. Aš atsiprašau, kodėl man visą laiką žentą rodo didelių planų. Aš noriu ką nors kitą matyti. Aš negaliu susikaupti. Tai va, čia išvada, manau, išvada šitos temos, tai turėtų būti, žmonės, tikrai ruoškite sunkiem laikam, nes, žiūrėkit, kas vyksta pasaulyje, taip gal atrodo, kad čia toli dar iki mūsų, bet kurią dieną gali vykti finansų griūtis ir tada bus jau vėlu, nes bus eilės ir tik tai pirmieji, kaip sakiau, apie tas kėdės spės kažką tai pasimti, tai būtinai pasirūpinkite visais svarbiausiais dalykais ir turėkite pakankamai atsargų. Čia ne tai, kad ten Kasčiūnas ar ten Šimonytė pasakė, susidėkit krepšį, jeigu ten reikės bėgti. Taip, reikia iš tikrųjų ruoštis visą laiką blogiausiam, bet tikėtis geriausiam. Tarp kitko, nežinau, žmonės, kurie sakė, tokia sklando informacija, aš negaliu patvirtinti, bet kurie pateikė prašymus atsiimti santaupas iš pensijų fondų, nutraukti tas pensijų kaupimo sutartis, po šitų įvykių pastebėjo, kad ženkliai sumažėjo tos sumos, kurios yra pensijų fonduose, nes buvo natūralu investuoti pinigai į akcijas, į kažkokius kitus investicinius dalykus, reiškia objektus, tai ką Viktorai sakei, niekada negali žinoti, kada ta diena ateis X, Y ar Z. Bet aišku, ruoštis reikia protingai, nepamesti galvo, žinai, ten mes taigi matom vaizdų, ten kažkas ten ruošiasi, žinai, kieme išsikasa, pasidaro, ten įsirengia bunkerius. Aišku, jeigu yra galimybės, yra noras, galima ir tokią veiklą užsiimti, bet... Šią savaitę kalbėjau su vienu žmogum, tai išgirdau kitą, bet ne bunkerį žmogus turi nusipirkęs, ten pažįstamas žmogus, o gerą katerį, ganėtinai brangų, kuriame kuro yra tiek, kad galėtų per Baltijos jūrą perplaukti, atėjus minutį ar dienai X ar S.
ar Y ar Z, kad ta Su, prasme, su bunkė galėtų perplaukti. Bunkeris, Ne. o čia su bunkė galėtų su kateru išplaukti.